Taigi, sveiki, aš manau, jūs mane girdit, jūs mane matot. Šiandien gegužės 8 diena, penktadienis. Taigi, todėl šiandien webinaras, manau, toks bus trumpas, neintensyvus, nes daugelis šiandien negalėjo tiesiog ateiti į webinarą, todėl aš to jau pat statau įrašą, kad įrašinėti webinarą, manau, įrašas pasiseks. Ir tie, kas šiandien negalėjo ateiti, tada tiesiog į YouTube įkelsiu ir manau pasižiūrės kiekvienas YouTube. Taigi, o šiandien su jumis esu aš, Mark Zahar, ir pravesiu pirmą lietuvišką $5 Funnel kompanijos pristatymą. Taigi, pradedam. $5 Funnel. Na ir apie kompaniją, kągi mums kompanija siūlo, kas per kompaniją yra. Taigi kompanija yra įkurta 2014 metais gruodžio 11 dieną Jungtinės Amerikos valstijose Kanzase mieste. Na ir iš ties kompanija įkurta Amerikoje, ne? Dirba pagal Amerikos įstatymus. Kokie tie Amerikos įstatymai, aš truputį vėliau užsiminsiu, galbūt daugelis nežino, kokie tai yra Amerikos įstatymai, tačiau dėka Amerikos įstatymų labai daug yra uždaryta piramidžių. Taigi apie tai aš truputį vėliau pakalbėsiu. Na ir $5 Funnel kompanija jau į tarptautinę rinką užėjo 2015 metais vasario 1 dieną. Taigi matom, kad kompanija iš ties yra dar labai jauna. Gerai, irgi kasgi yra įkūrėjas kompanijos, tai du žinomi žmonės Amerikoje, tai būtent Tomas Selis ir Billas Ebertas, jūs galite laisvai rasti Facebook'e, jie savo tapatybių neslėpia, nes yra tokie projektai, jūs patys žinot, patys esate dalyvavę, kur yra projektas, tačiau o kas įkūrėjas, o kas savininkas, nieko nėra aišku. Taigi, čianais žmonės neslėpia savo tapatybių, na ir žinoma, tai puikus kaučeriai ir autoriai verslo treningų turintis daugiau nei 20 metų patirties būtent darant verslą internete. Tai iš ties yra labai svarbus akcentas. Na ir čianais Selis ir Ebertas nusprendė neišrasdinėti jokio tai dviračio. Jie tiesiog paėmė savo žinias, pritaikė būtent kompanijos produktas ir yra Selio ir Eberto būtent žinios. Kiekvienas mokamas narys, kuris užsiregistruoja, apmoka savo narystę, gali žiūrėti jų treningus. Taigi, iš ties, pats paprasčiausias yra produktas, tačiau vienas tokių labiausiai perkamų internetinėje erdvėje. Na ir kodėl turėčiau pasitikėti kompaniją $5 Funnel, daugelis galėtų paklausti. Čianais yra 3 svarbiausi akcentai. Visų pirma, tai žinoma, aš jau minėjau, kad tai yra du žinomi žmonės, įkūrė šią kompaniją, Tomas Selis ir Billas Ebertas. Tai pirma. Antra, tai žinoma pinigų įnešimas, pinigų išvedimas. Aš asmeniškai pats įneždavau pinigus per pačią paprasčiausią banko kortą Visa Electron. Taip pat galima ir per kitas kreditinės korteles, ir žinoma per Payza elektroninį banką. Išvedimas vyksta tik į PayPal ir į Payza elektroninį banką. Daugelis dabar paklaus manęs, tai kodėl čia turėčiau, pasakei, Markai, tu man čia dabar, per ką galiu įnešti pinigus, per ką galiu išnešti. Aš jūsų dėmesį norėčiau atkreipti būtent į PayPal elektroninį banką, nes daugeliui kompanijų nepavyksta tiesiog susitarti su PayPal'um, kad tai yra bendradarbiauti. PayPal'as labai daug prašo dokumentų, prašo atsiųsti, kur įregistruota kompanija, ko užsijema. Tačiau $5 Funnel kompanijai tai pavyko ir PayPal'as priėmė $5 Funnel kompaniją bendradarbiauti. Tai yra labai svarbus akcentas. Na ir vienas svarbiausių akcentų, kad kompanija yra užregistruota Amerikoje, ne offshore, dar kartą pakartosiu, ne offshore. Žmonės, kurie užsiema internetiniu verslu, žino, kad kompanija užregistruota offshore dažniausiai būna tokia kompanija, kuri tiesiog yra laikina, Tu tiesiog investuoji pinigus ir
nuo įneštos pinigų sumos tu gauni kažkokį tai procentą. Čianais $5 Funnel kompanija yra šiek tiek kitokio pobūdžio, dirba pagal Amerikos įstatymus. Ir kokiegi tai yra Amerikos įstatymai, ne? Pagal Amerikos įstatymus kompanija turi turėti produktą, visų pirma. Na tai pažiūrėkim, $5 Funnel kompanija turi produktą ką? Turi apmokamąją medžiagą. Gerai, turim produktą. Antra, kad būtų gaunami pinigai, produktas turi būti parduodamas. Tai būtent kiekvienas užregistruotas narys kompanijoje, kuris apmoka savo narystę, tai ir yra užskaitomas kaip produkto pardavimas. Tenais ar žmogus žiūrės tą video, ar nežiūrės, tai nėra svarbu. Tačiau pardavimas yra padarytas, ne? Žmogus kiekvieną mėnesį apmoka savo narystę, taigi kiekvieną mėnesį yra parduodami produktai. Tai būtent yra labai svarbus momentas, na ir prie tokios kompanijos kaip $5 Funnel kompanija yra labai sunku prikibti. Na ir kasgi toliau, eikim prie atsiprašau labai, eikim prie marketingo. Marketingo planas susideda iš 4 narysčių su mėnesiniu mokesčiu ir pasyvių uždarbių. Vėlgi, pasakys, pasyvus uždarbis. Čianais yra šiek tiek kitoks pasyvus uždarbis, nei pavyzdžiui tose kompanijose, kur siūlo tiesiog už nieką pinigus, ne? Tiesiog investuoji ir gauni kažkokį procentą. Čianais yra šiek tiek kitoks uždarbis, tačiau aš tokią intrigą padarysiu, kad čia yra galimybė uždirbti be referalų. Tai yra tiesiog nusipirkus narystę, nieko nedarant, jokių kvalifikacijų tenais į dieną nereikia nieko daryti. Tačiau vis tiek yra galimybė uždirbti. Kokia tai galimybė? Aš truputį užsiminsiu vėliau. Na ir kągi, manau pats populiariausias statusas yra tai greitas startas. Naujokai, kurie nemėgsta rizikuoti, dažniausiai užeina ant šio statuso. Na ir kągi čia galim uždirbti? Visų pirma, tai jau aš rasiu savo pieštukus čianais ir detaliai jums, manau, paaiškinsiu, ne? Tai va, žiūrim, kaip tik užeinam ant greito starto, kokios yra galimybės, galimybės yra uždarbio. Taigi, matom, gaunam nuo 5 lygių ir turim trinarą. Būtent ką reiškia trinaras? Kad pirmam lygiai gali stovėti tik 3 žmonės, antram lygiai 9. Tai matom, iš pirmo lygio gauname 5 procentus, pirmam lygiai stovi 3 žmonės ir iš šių 3 žmonių uždirbame 75 dolirinius centus. Ne? Sekantis lygis yra antras, iš kurio uždirbame jau 40 procentų, tenais yra 9 partneriai ir jau uždirbame 18 dolerių vien tik iš antro lygio. Trečias lygis, gauname iš kiekvieno nario trečio lygio 30 procentų, partnerių trečiam lygiai gali būti tik 27, na ir jau uždarbis 40 dolerių 50 centų. Ketvirtas lygis, gaunam 10 procentų, 81 partneris, tiek pat uždirbam kaip ir iš trečio lygio. Na ir penktas lygis, jau 243 partneriai ir uždirbama 121 dolerių 50 centų. Na ir galutinai susumavus visą šią struktūrą, galutinai turime savo struktūroje partnerių 363, iš kurių kas mėnesį uždirbsime 221 dolerių 25 centų. Suprantat, kiekvienas narys turi apmokestinti savo narystę, ne? Kiekvieną mėnesį, jūs taip pat. Būtent iš tų apmokamų narysčių susidaro būtent šie pinigai. Tai yra 221 doleris investavus tik 5 dolerius. Ir dar kartą priminsiu, kad šis uždarbis galimas be referalų, būtent nieko nedarant. Ne? Eikim toliau, gerai. Kitas statusas yra statybininkas, būtent daugelis lyderių, aš taip pat
prisidedu prie jų, iš karto rekomenduoju, kaip tik registruojatės į kompaniją, užeiti būtent ant šio statuso. Nes tai pelningiausias statusas, ant kurio tik galima iš karto užeiti. Tačiau, jeigu jūs užeite ant $5, su laiku jūs pradedate daugiau uždirbti ir čianais ir toks labai įdomus momentas, kad sistema yra užprogramuota taip, kad jeigu jūsų pelnas didėja, jūs automatiškai sistema apmoka iš jūsų uždirbtų pinigų jums statybininko statusą. Su laiku jūsų komanda taip pat pereis ant šio statuso ir čianais jau pradeda man patikti, šiek tiek yra didesni skaičiai. Ir kągi matom, kaip esame ant statybininko statuso ir būtent mūsų ta pati komanda, kuri buvo ant $5, pereina ant šio statusą, žiūrim, kokie dabar yra procentai ir koks uždarbis. Iš pirmo lygio gaunam $3, iš antro lygio 36, tai supraskit, iš 12 žmonių mes jau kiekvieną mėnesį uždirbom po $39. Tačiau dar yra 3 lygiai. Taigi, iš 3 lygio uždirbam $108, iš 4 lygio 324, iš 5 lygio $972 ir bendrai kiekvieną mėnesį uždirbame po $1443. Na iš ties, čianais jau yra, į ką akis paganyti ir visai neblogas uždarbis. Tačiau tai dar ne pabaiga, nes, kaip ir minėjau, sistema yra taip nustatyta, kad augant jūsų pelnui, jūsų statusas automatiškai didėja ir tada jau, kaip aš vadinu, saldainiai prasideda ant statuso lyder. Ta pati struktūra, tas pats veikimo principas, jūsų pelnas didėja, jūsų partnerių pelnas didėja, visi pereina ant lyder statuso ir čianais jau kitoks uždarbis, žymiai didesnis uždarbis. Na ir matom, pirmas lygis, sakysit, nieko negaunam iš pirmo lygio. Na taip, čianais jau matematikai yra taip apskaičiavę, kad tiesiog kompanija iš to uždirbti irgi turi. Taigi iš pirmo lygio ant lyder statuso nieko negaunam, tačiau iš antro lygio jau gaunam beveik $90. Iš 3 lygio 133, 4 lygio 400, 5 1200 ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad atsidaro dar papildomi 2 lygiai, būtent 6, kuriame yra 729 žmonės, bei vien tik iš 6 lygio jūs uždirbsite $3608, bei dar 7 lygis, kuriame yra 2187 žmonės ir, vienu žodžiu, galutinai iš šio, būtent, tai jau mano, pieštukas pabėgo, būtent iš šios struktūros $48 737. Na iš ties nemanau, kad dar kažkoks tai darbas siūlo tokį būtent atlyginimą, Būtent toks atlyginimas galimas tik affiliate marketing srityje. Tačiau tai dar ne viskas, nes yra dar vienas statusas, būtent magnatas. Aš nežinau, aš turiu tokią nuojautą, kad Lietuvoje šį statusą, manau, daugelis pasieks, nes aš dabar bendravau su daugelį lyderių, būtent iš Lietuvos, kurie nusižiūrėjo šią kompaniją ir aš tikrai garantuoju, kad kas nors šį magnatą pasieks ir jau už kokių, nežinau, už metus kažkas tai jau sėdės čia ir pasakos būtent savo istoriją, kaip jam pavyko pasiekti būtent šį magnatą. Na ir čianais aš jau nesigilinsiu būtent kokie skaičiai, kiekvienas gali pasižiūrėti pats, nes aš tiesiog pavargsiu vardinti šios skaičius, bet galutinai kas mėnesį galima uždirbti $146 213. Taigi dar kartą kartoju, kad tokį uždarbį siūlo tik affiliate marketingas.
spręskit patys. Na ir dabar eikime prie, to jau paslėpsiu čianais instrumentus, taip kaip nors kaip, va, struktūra. Daugeliu, nežinau, aš prisipažinsiu, čianais yra vienas lengviausių verslo modelių. Lengvesnis už šį verslo modelį yra tik binaras, o čia turim trinarą. Ir kaipgi čia veikia ši struktūra ir būtent dabar aš atskleisiu, kaip galima uždirbti be referalų. Taigi žiūrim, įsivaizduokim, šitas žmogeliukas yra jūsų sponsorius, ne? Jis pakviečia jūs ir štai atsistojate į sponsoriaus pirmą eilę. Kaip sistema veikia? Ogi sistema yra užprogramuojusi taip, kad struktūra užpildinėtų vietas taip iš viršaus į dešinę. Ką tai reiškia? Ogi, jūsų sponsorius pakvietė jūs, sistema pradeda užpildinėti struktūrą iš viršaus į dešinę ir ieško laisvų vietų. Štai, rado laisvą vietą ir į šią vietą pastatė jūs. Ką toliau? Sponsorius toliau aktyviai dirba ir vėlgi, sistema pradeda ieškoti iš viršaus į dešinę, tačiau pirma vieta, būtent stovite, pirmoje vietoje stovite jūs. Tada sistema eina prie sekančios vietos ir jeigu čia stovi laisva vieta, tada partneriai būtent pastato čianais. Ir taip toliau. Jeigu žiūrim dabar, visa pirma eilė užimta sponsoriaus. Tačiau sponsorius toliau aktyviai dirba, o jūs ne? Jūs stovite pirmoje eilėje savo sponsoriuje, ne? Sponsorius toliau aktyviai dirba, ieško žmonės, sistema veikia taip pat iš viršaus į apačią, ir į dešinę. Sistema, ieško, kad žiūri, pirmoje eilėje jūsų sponsoriaus struktūroje yra pirma eilė visa užimta. Tada eina į sekančią eilę ir ieško laisvos vietos jūsų pirmoje eilėje. Ir štai pastato čianais žmogeliuką. Būtent šis žmogeliukas, tai aš pažymėsiu, va šis žmogeliukas atsistoja po jumis. Iš šio partneriaus gausite jūs pinigus, kaip tik jis apmokės savo narystę, bei jūsų sponsorius. Tai matom, iš ties, už tą patį darbą darai 100 dar kitų gerų darbų, nežinau, dvigubai, trigubai atsiperka, nes ne tik savo uždirbi pinigus, tačiau savo komandai, o kas tai yra svarbiausia, kad jūsų partneriai taip pat uždirbinėtų. Tai labai svarbus momentas. Ir sistema taip pat dirba ant 3, 4, 5, 6 eilės, viskas taip pat veikia. Dar vienas akcentas, kad nepamirškit, virš jūsų sponsoriaus stovi dar tenais, nežinau, 100 sponsorių, kurie taip pat aktyviai dirba. Jų jau 5 eilės yra užimtos. Jie tiesiog kviečia žmonės, ir visi tie žmonės krenta būtent į pačią apačią. Ir taip gali būti, kad tie visi žmonės pateks į jūsų struktūrą būtent. Į šią struktūrą, iš kurių jūs uždirbsite pinigus, taip nieko nedarant, būtent tik sėdint, apmokėję narystę ir tiesiog žiūrint, kaip jūsų sponsoriai dirba. Tai, manau, iš ties super tiesiog sugalvota. Ir dar vienas svarbus labai akcentas – kompresija. Aš rašiau į suportą neseniai, man pasakė, kad kompresija vyksta kiekvieno mėnesio pradžioje. Anksčiau buvo pabaigoje, dabar pradžioje padarė. Tačiau kaip vyksta ta kompresija? Matom, yra tokie
žmogeliukai, ne, pilki. Būtent šie žmogeliukai dar nėra apmokėję savo narystės. Jie turi 30 dienų tam, kad užeiti, užsiregistruoti, tenais pasižiūrėti, ar jiems patiks ar ne. Ir jeigu per 30 dienų jie neapmoka savo narystės, sistema tiesiog juos pašalina. Ane? Ir įsivaizduokim, šios žmonės irgi jie neapmokėjo per 30 dienų, sistema tiesiog pašalina. Ir kasgi vyksta kiekvieno mėnesio pradžioje? Ogi šie visi aktyvų žmonės, kurie stovi apačioje, pasislenka aukštyn, būtent užpildydami tų žmonių vietas. Taip sudarydami kompresiją, taip padidindami jūsų uždarbį, savo uždarbį, bei jūsų partnerių uždarbį, kad galima būtų maksimaliai įspausti uždarbį. Būtent štai kodėl sugalvota šį kompresiją. Iš ties labai yra puikus dalykas, viskas puikiai yra pragalvota. Na ir kągi, kaip dabar atrodo šį struktūrą praktikoje, aš jau paėmiau vieną partneriaus struktūrą ir įsivaizduokim, aš taip pat tokį trumpą pavyzdį parodysiu, įsivaizduokim šis kvadratėlis yra jūsų sponsorius, ane? Štai yra jūsų sponsorius, čianais esate, pavyko, čianais esate jūs, na ir, kur sponsorius pradingo? Štai esate jūsų sponsorius, ane? Jis aktyviai dirba ir žmonės krenta vis žemiau, būtent vis krenta į jūsų struktūrą. Būtent iš šių žmonių uždirbsite jūs ir jūsų sponsorius. Ir tie žmonės, kurie žinoma aukščiau sponsoriaus stovi. Taigi, štai kaip atrodo ta struktūra būtent praktikoje. Iš ties labai, dar kartą kartuoju, pragalvotai sugalvota. Na ir kas mane labai džiugina, tai kad kompanijoje yra grafikas. Tai būtent grafikas, pavyzdžiui, kiekvieno mėnesio 1 dieną, 7, 14, 21 dieną yra išmokami komisinė, tai yra užskaitomas jūsų uždarbis nuo parduotų produktų. Kiekvieno mėnesio 3, 9, 16, 23 dieną galimas išvedimas į PayPal, į Paze elektroninius bankus. Ir pinigų gavimas jau vyksta kiekvieno mėnesio 6, 13, 20, 28 dieną. Ir čia vienas toks akcentas yra, kad tarp Lietuvos ir Amerikos yra šioks toks laiko, skiriasi, laikas. Pas mus dabar diena, pas juos lygtais dar tenais naktys ar kas. Tačiau skiriasi laikas ir gali būti taip, kad mums kartais tenka palaukti 1-2 dieną vėliau. Pavyzdžiui, mes turėjome 6 dieną gauti pinigus, tačiau mes galime gauti juos 7 arba 8 dieną. Tai rekomenduoju šitą būtent akcentą atkreipti dėmesį. Gerai, einam toliau, kasgi toliau, ogi šiek tiek parodysiu iš praktinės pusės būtent kaip užsiregistruoti. Visų pirma, jums reikia susisiekti su sponsoriumi, gauti jo referalinę nuorodą. Ir kaip tik per referalinę nuorodą pereisite, galite papulti į vieną iš tokių puslapiukų. Ir kągi čianais jums reikės įrašyti, ogi jums reikės įrašyti, tai jau instrumentai mano bėga vis, įrašyti tiesiog savo vardą, įrašyti savo elektroninį paštą. Aš rekomenduoju visada naudoti visas kompanijas, visus projektus gmail.com elektroninį paštą. Tiesiog gmail.com visur rekomenduoju, visur jis tinka, visur puikiausiai dirba. Na ir savo mobilų numerį tam, kad su jumis tiesiog būtų galima lengviau sponsoriai su jumis susisiekti.
Gerai, einam toliau, kasgi toliau. Turim taip, back office, iš karto po registracijos jūs patenkate į back office. Ir ką čia reikėtų, į ką atkreipti dėmesį. Visų pirma, tai, kad turite, galite, jeigu suprantate anglų kalbą, jūs galite peržiūrėti šitos, tenais yra video, orientation video, Čianais skilty taip pat galite rasti Facebook'e būtent kompanijos įkūrėjus. Vienu žodžiu, taip peržiūrėti ir vėliau. Čianais yra baltas kvadratėlis, būtent ant jo būtinai paspauskite ir tada pasirodys tokia žalia varnelė. Tiesiog ant visų taip paspauskite ir pas jūs pasirodys žalia varnelė. Tačiau skiltyje Verify noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs būtinai turite patvirtinti savo elektroninį paštą. Būtent užeinate į skiltį Verify, tenais bus galimybės tokios, kad patvirtinti mobilų numerį arba elektroninį paštą. Tai dėl mobilaus numerio net nesivarginkit, nes nepatvirtinsit. Aš kiek ten mačiau, jie tik palaiko amerikietiškos abonementus, tai tenais tik Amerikos piliečiams. O dėl elektroninio pašto, tai būtinai patvirtinkit, tenais paspausit mygtuką Verify, tenais iššoks langas naujas ir jūs bus tiesiog kodas įsiustas į jūsų elektroninį paštą, nueisite, įrašysite kodą ir vėliau tiesiog įrašysite tą kodą į tą langelį ir paspausit OK. Ir viskas, jūs pasveikins. Taigi tokia yra paprasta verifikacija ir kaipgi apmokėti narystę, kaip ir minėjau, narystę galima apmokėti iš Visa Electron, iš kitų kreditinių kortelių bei iš Payza. Ir čia, kai nuspręsit iš ko mokėti narystę, tiesiog paspausite kokį nors mygtuką subscribe su logotipu, Payza arba kreditiniam korteliam. Ir vėliau jūs permesi tokį langą, aš pavyzdžiui mokėjau iš debitinės kortelės Visa Electron. Jūs permesi tokį valangelį ir čianais aš patariu niekada neskubėti, geriau lėčiau, bet užtinkrinčiau viską atlikti. Tai permeta jūs į tokį langelį ir čianais jums reikia įrašyti būtent vardą tą, su kuriuo jūs registravotės į kompaniją. Elektroninį paštą, su kuriuo registravotės į kompaniją. Arba įrašyti to partneriaus duomenis, kuriam norite apmokėti narystę. Tai būtent taip pat galite apmokėti narystę kitiems partneriams į savo kreditinės kortelės arba iš Payza. Ir norėčiau atkreipti į šitą momentą, ne tą pasirinkau. Ir būtent į šitą momentą, čianais yra toks išties toks įdomus dalykas, pay frequency. Žmonės, kurie renkasi monthly ir dažniausiai jis būna nustatytas monthly, tai būtent kaip jūsų aktyvumas baigėsi kiekvieną mėnesį, sistema yra užprogramuota automatiškai apmokėti iš jūsų kreditinės kortelės jums narystę. Tačiau jeigu jūs nenorite, kad sistema automatiškai apmokinėtų, jums nuskaičiuotų iš kreditinės kortelės pinigus, tai jeigu jau taip apmokėjate per monthly, tai galite parašyti į supportą. Tenais supportai labai aktyvų žmonės sėdi, jie ten per porą valandų jums viską išaiškina, atsako. O jeigu ne, tai tada renkatės one time payment ir tada jums, kaip tik kiekvieną mėnesį jums baigsis narystė, jūs turėsite rankiniu būdu apmokėti. Tačiau čia yra vienas akcentas, daugelis partnerių mane klausia, Markai, aš negaliu nusistatyti one time payment, aš spaudžiu ant šito rutuliuko, tačiau jis nesispaudžia. Kame problema? Problema tame, kad, nežinau, iš ties įdomi labai padarė, kad jūs turite paspausti ant pačio žodžio, tam, kad tas rutuliukas susiaktyvintų. Būtent ant šito žodžio paspausti. Tada be problemų susiaktyvins.
Tai va, manau, šitas yra suprantama, vėliau tiesiog įsirenkat kokią norit narystę, jeigu yra užbraukta narystė, tai reiškia, kad jūsų narystė kol kas yra dar aktyvi. Tai va, einam toliau. Ir vėliau tiesiog įrašote savo adresą, miestą, iš kur jūs esate, kokia šalis. Ir čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį taip pat name on card. Čia turite įrašyti tiesiog savo vardą, kaip parašyta ant jūsų banko kortelės. Tik vardą. Tačiau gali būti taip, ir praktikoje pas mane buvo, kad tiesiog neleido apmokėti. Tada bandykite įrašyti savo vardą bei pavardę, tada, manau, turėtų praleisti. Čia 14 skaitmenų įrašysite savo banko kortos duomenys, čia kada baigėsi galiojimas kortos jūsų, ir CV galite rasti apvertus kortą. Ir tenais yra iš 3 ženklų skaičius toks. Ir matom, dar čia yra, kada buvo apmokėta, čia jeigu automatiškai nusistatyta, tai galite užeiti ir čia matysite, kada buvo tiksliau apmokėta jūsų narystė. Taigi, einam toliau, tokie svarbesni, noriu parodyti tiesiog svarbesnius akcentus. Pavyzdžiui, būna tokių partnerių, kurie įsiregistruoja ir nežino, kur rasti sponsorių. Kas mano sponsorius klausia. Tai va, būtent Contact Options skiltyje, čia iš karto kaip tik į back office užeinat, nuleidžiat tinklalapį žemyn ir čia yra visa informacija, būtent Contact Sponsor, tenais yra sponsoriaus visi duomenys, kontaktai. Contact Sponsor, tai būtent galėsite parašyti iš back office sponsorių į elektroninį paštą ir submit ticket. Labai svarbu, žinokit, iš ties aš supportą labai noriu pagirti, nes dirbo labai aktyviai, labai greitai atsako, nežinau, per porą valandų man jie atsako. Tai būtent čia įrašysite savo elektroninį paštą, čia mobilų numerį, nes gali būti taip, kad tiesiog nepraleisiu jums įsiųsti laiško be mobilaus numerio. Aš dabar tiksliai neatsimenu, visada tiesiog įrašau. Ir čia problemą įrašysit arba klausimą, koks jums kyla, ir tada spausit submit ir laiškas nukeliaus, atsakymą gausite į savo elektroninį paštą. Tai va. Gerai, einam toliau, kasgi toliau. Čia jau toj paslėpsiu savo instrumentus, čia yra vienas iš mano uždarbių būtent. Čia tiesiog paėmiau kelių vieno mano gero kolego, senbuvę būtent Smart Team komandos atstovo Krzysztofo čekį ir savo būtent palyginimų. Jis truputį anksčiau užėjo, tai būtent dvigubai truputį daugiau uždirbo, tačiau ką aš noriu tom pasakyti, kad kiekvienas turi puikią progą uždirbti padorius pinigus, būtent padorius. Man labai įdomu bus pasižiūrėti, kai po metų, po pusmečio, kokius čekius galės pasidalinti lietuviai, būtent lietuviai, dar kartą miniu, aš neimu tenais rusakalbių lyderius, aš imu tik lietuvius. Tai va, ir pabaigai, aš manau, nežinau, užbaiginėsim, nes šiandien penktadienis ir taip daug žmonių tiesiog negalėjo ateiti į webinarą, tai kodėlgi visgi verta prisijungti prie $5 Funnel kompanijos? Visų pirma, tai verslas visiems prieinamas. Aš manau, kiekvienas partneris ras $5, būtent pradėti verslą nuo $5 ir bepridursiu tai, kad padorų verslą pradėti nuo $5, nežinau, aš dar nemačiau tokio šanso. Tačiau $5 Funnel kompanija suteikia tokį šansą. Antra, neribotos pajamos. Trečia, patikimas verslas. Kodėl patikimas? Aš jau minėjau, kad būtent kompanijose, kurie neslėpia tapatybių, žinomi žmonės, yra produktas, dirba pagal Amerikos atstatymus, tai vien tik sudaro patikimumą. Ketvirtas, pats paprasčiausias verslo modelis, trinaras, nežinau, paprasčiau gali būti tik binaras.
Na ir aš čia norėčiau dabar pabraukti būtent 5. Kodėl 5? Nes daugeliu šitas momentas patinka, būtent pasyviems žmonėms patinka šis momentas. Partnerių permetimai. Kabutėse, galimybė uždirbti net nieko nedarant. Suprantat, užeinat, tiesiog apmokat narystę ir jeigu į gerą vietą pataikėt, prašom, jūs uždirbsite nieko nedarydamas. Ir tai jau nežinau, iš lietuvių rinkos tai tikrai yra, man asmeniškai teko bendrauti su 20 žmonių, kuriems jau tai va, būtent nieko nedarydami sėdi ir uždirba. Na ir 6. pinigų nešimas išvedimas, kaip minėjo, banko kortos, PayPal, Payza. Na ir 7. mano vienas iš svarbiausių, tai lietuvių rinkoje ši kompanija yra dar labai mažai žinoma. Tenais keli lyderiai tokie stambesni jau pradeda dalintis, jau girdėjau pradeda vesti webinarus. Čia man tai pasisekė, kad pirmą suspėjau, tokia garbė jaučiu, kad pirmą suspėjau pravesti webinarą. Na ir gerai, kasgi pabaigai, pabaiga, man nerodo mano parašyto žodžio, tačiau nieko tokio, tiesiog nelauk būtent iš karto po šio webinaro susiek su žmogumi, kuris davė šią informaciją, paimk pasi registracijos nuorodą, užsiregistruok, apmokėk narystę, dalinkį šią nuostabią informaciją ir uždirb dar greičiau ir dar daugiau. Ir iš karto po šio webinaro pradėk statyti savo sėkmės kelią. Tai būtent šiandien būtų ir tokia tiesiog trumpa prezentacija. Manau, įrašas pavyko, nežinau, žiūrėsim. O ką aš jums linkiu? Aš linkiu jums būti lyderiais, visada būti pirmam, visada būti lankščiam ir nepraleisti tokios puikios progos. Su jumis šiandien buvo Mark Zachar, dėl vaizdo įrašo aš manau įkelsiu YouTube, jeigu pavyko. Sakau jums sėkmės ir ate viso.